Visapusiškai paciento priežiūrai ir atsistatymui po ligų Kunsų ambulatorinėje klinikoje įkurtas ir sėkmingai plečiamas reabilitacinis skyrius. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas konsultuoja ir gydo pacientus po patirtų traumų, ligų, parenka konkrečias greitesnio sveikimo priemonės. Reabilitacijoje be gydytojo pacientui pagalbą teikia visa komanda. Svarbiausia reabilitacijos sritis yra kineziterapija, gydymas judesiu. Dažniausiai taikoma aktyvi kineziterapija, kai pacientas atlieka judesius eikvodamas savo energiją, rezultatai priklauso nuo paties paciento. Mūsų klinikoje per 5 apsilankymus pacientas išmokomas taisyklingai atlikti pratimus, o siekiant geresnio rezultato, pratimus reikia tęsti namuose ir ligos pagerėjimo laukti keletą mėnesių. Svarbu įsidėmėti, kad pratimų pagalba galima pasiekti 100% pažeisto organo funkcijos atstatymo. Pasyvioji kineziterapija, kai judesius už pacientus atlieka kineziterapeutas ar speciali įranga. Masažas tai pasyvios kineziterapijos rūšis. Masažo dėka pagerėja odos elastingumas, išnyksta raumenų spazmai, skausmai, pagerėja nervų sistemos ir vidaus organų veikla dėl suaktyvėjusios medžiagų apykaitos. Fizioterapinės procedūros atliekamos specialiai įranga. Tai taškinė ir dušinė lazerio terapija, magnetoterapija, ultragarsas, elektrostimuliacija, limfodrenažas, poliarizuotos šviesos terapija. Fizioterapinės procedūros pagerina kraujotaką, slopina uždegimą, mažina spazmus, nuskausmina, pagreitina pakenkto audinio pasveikimą. Esant reikalui siūloma išbandyti inhaliacinės procedūras ir purvo aplikacijas. Su šeimos gydytojo siuntimu gydytojo reabilitologo konsultacija ir po 5 masažo, kineziterapijos, fizioterapijos seansus jūs gausite nemokamai. Tačiau geresniam efektui reiktų 10–15 procedūrų. Sunkesniems pacientams klinikos reabilitacinėme padalinyje su ligonių kasų pažyma teikiama ambulatorinė reabilitacija.